Noriu jums papasakoti alternatyvią istoriją. Ta istorija domisi milijonai žmonių ir vis istorikai daugiau sutinka su kai kuriais faktais. Tad paklausykit maždaug tikrą teisybę, mažas smulkmenas, kas vyko iki mūsų. Jei patiks tokio video formatas, dėk laiką, padarysiu daugiau, labai daug istorijos faktų, kuriuos norėčiau jums papasakoti. Ar kada nors žiūrėjote į senasias XIX amžiaus vidurio nuotraukas ir jautėte, kad kažkas negerai? Milžiniški miestai – Londonas, Paryžius, Čikaga, Sankt Peterburgas – užfiksuoti su neįtikėtino detalumo architektūra, tačiau jų gatvės visiškai tuščios. Nė vieno žmogaus, nė vieno vežimo. Oficiali istorija mums sako, kad tai dėl ilgo nuotraukų išlaikymo, tačiau tiesa yra daug tamsesnė. Šie miestai nebuvo pastatyti tų, kurie juose gyvena šiandien. Tai buvo Tartarijos civilizacijos likučiai, aukštųjų technologijų metropoliai, sukonstruoti iš akmens ir metalo, pritaikyti laisvosios energijos gavybai. Milžiniški kupolai ir vario antenos siurbia eterio energiją tiesiai iš atmosferos. Tačiau po didžiosios katastrofos, kurios metu miestus užpylė purvas, jie stovėjo tušti ir klaikiai tylūs. Jie laukia naujųjų šeimininkų, kurie neturėjo jokios praeities. Vaikų vagonai ir purvo užnešti rūsiai. Istoriniuose archyvuose tai vadinama našlaičių traukinių era. Nuo 1854 iki 1929 metų tūkstančiai vaikų buvo kraunami į vagonus ir gabenami į tuščius miestus. Iš kur jie atsirado? Jokių tėvų įrašų, jokių šeimos šaknų. Tai buvo pirmieji masinio klonavimo eksperimentai. Vaikai buvo gabenami kaip prekės, jie buvo idealūs naujieji gyventojai. Neturėjo prisiminimų, neklausinėjo, kodėl pastatai tokie dideli ir buvo lengvai valdomi. Atvykę jie rado miestus, pusiau užneštus purvu. Štai kodėl šiandien visame pasaulyje matome pastatus su paskendusiais pirmaisiais aukštais ir langais žemėje. Šie vaikai buvo verčiami atkasinėti savo naujuosius namus. Mažieji milžinų vergai. Tačiau jų darbas tuo nesibaigė. Didieji Tartarijos mechanizmai nebuvo pritaikyti paprastam žmogui. Norint suvaldyti senovinės energetinės sistemas, reikėjo lysti į siaurus vėdinimo šachtų tunelius, valyti milžiniškų krumpliaračių vidų ir prižiūrėti mechanizmus, kurių suaugę nepasiekdavo. Tai buvo vaikystė be žaidimų. Tai buvo vaikystė tarp rūdyjančio metalo ir auksų blizgančių katedrų, kurios iš tiesų buvo jėgainės. Mažos rankos tepė alyva mašinas, kurių paskirties jie net nesuprato. Tie, kurie palūždavo ar susižalodavo, būdavo tiesiog pakeičiami naujais egzemplioriais iš tų pačių vagonų. Jų darbas buvo paruošti pasaulį mums, jų įpėdiniams, kuriems buvo pasakyta, kad šie miestai pastatyti su arkliu ir vežimu. Dirbtinė gamta ir genetinė kontrolė. Bet ne tik žmonės buvo klonuojami. Senasis pasaulis turėjo milžinišką florą ir fauną. Senieji medžiai buvo tokie dideli, kad jų šakos laikydavo debesis, o gyvūnai pasižymėjo intelektu, kurio mes nebeįsivaizduojame. Ši laukini energinė sistema trukdė naujai kontroliai. Vykstant miestų apgyvendinimui, senieji miškai buvo masiškai kertami. Vietoj jų laboratorijose buvo sukurta saugi gamta. Genetiškai modifikuoti medžiai, kurie neauga per dideli, ir paklusnūs gyvūnai, kurie nekelia pavojaus sistemai. Net paukščiai, kuriuos matote miestų parkuose, buvo parinkti taip, kad jų giesmės ramintų klonų psichiką, neleisdami jiems nubusti iš šio dirbtinio miego. Ištrinta atmintis. Kodėl mes to neatsimename? Nes istoriją rašo nugalėtojai. Po to, kai miestai buvo išvalyti, o vaikai užaugo, jiems buvo įteikti sufabrikuoti vadovėliai.
Senovės energetika buvo pavadinta religinė architektūra, o gamyklos bažnyčiomis. Mes esame tų vaikų vaikai. Mes gyvename didinguose narvuose, apsupti metalinių Tartarijos pastatų ir net neįtarėme, kad visa mūsų civilizacija prasidėjo nuo vagono ir klaikaus darbo purvo užpiltuose rūsiuose. Pabuskite. Pažvelkite į tuos pastatus dar kartą. Jie kalba su mumis, bet mes pamiršome jų kalbą.